Čia yra visos knygos, kurias perskaičiau per savo gyvenimą. Ane, dar altorių šešėlį. Ir aš noriu jas visas apžvelgti. Ir taip pat dar daug knygų, kurių čia nėra, kurias tiesiog skaičiau pasiėmęs iš bibliotekos. Visų pirma, apžvelkim mano vaikystės knygas skaitytas. Tai aš turiu šitas dalis. Pirma dalis realiai klasika, bet tikrai nėra mano mėgstamiausia. Šitą iš viso sūrio gabalas atrodo apie nieką buvo. Bet va šitą, man rodos, jie net per LRT mačiau. Ir apie tai, kad Stiltonas turi kloną, arba tiksliau klonas turi Stiltoną, kuris yra tikras. Man rodos, šitas tikras, ne? Kai tu tenais turi tiek daug paveikslėlių, dėl taip nedaro visi rašytojai tokių knygų su paveikslėliais. Metro šmėkla, apie šitą galiu tik pasakyti tiek, kad aš galvodavau, kad čia metro šmėkla, nes tipo metro aukščio. Šitą knygą vienintelį dalyką, ką prisimenu, kad tos pelės bėgo iš kažkokio katinų bokšto, kur susirišo virvė iš patalynės. Aš jums norėčiau, kad jūs matytumėte tas knygas. Jūs matote, kiek gyvenimo čia buvo praleista. Ir paskutinė dalis, kurią skaičiau, buvo apie vampyrų. Nuotraukose vampyrai nesimatė. Nes jeigu vampyrus filmuoja, jų nesimato kameroje. Dar prie visiškos vaikystės knygų pridėčiau šitas dvi. Čia jau tokia senienos. Čia literaliai vadovėlis tiesiog, kad dainuot mokintumeis. Bandė mane įtikinti, kad aš turiu talentą muzikai. O čia yra Lesė grįžta. Čia yra apie šunį, kuris grįžta. Aš tau kokią traumą turiu su šitą knygą. Nes pamenu, mama sako, tu turi skaityti kažką gyvenime. Aš žiauriai nenorėjau skaityti, bet aš pamenu, kad man patiko. Koks mielas šuo tas Lesė. Moteris. Grįžkim prie to peliuko Stiltoną. Jie taip išpromautino šitą animaciją, aš net tipo turėjau jų atlasą. Apie gyvūnus. Apie absoliučiai visą pasaulį, visus žemynus. Ir čia pagrindinis dalykas, ką išmokau, kad ančiasnapiai deda kiaušinius, nors jie yra žinduoliai. O žinduoliai nededa kiaušinių, bet jis deda. Ir echidna irgi, nors čia atrodo, kad čia ežiukas, bet čia ne, čia jisai deda kiaušinius. Duokit, aš gal jumis nuvalysiu kažkokią išsipurvinę, atrodo biškį. Kalbant apie enciklopedijas, aš skaičiau jų žiauriai daug. Ir čia jis, va, tokio storumo visas. Pagrindinis dalykas, pamenu, kuo domėjaus, tai buvo žvaigždės, tiesiog kosmosas. Nes čia tikrai pamenu skaičius buvo. Stebimosios visatos skersmuo 1 milijonas milijonų kilometrų. Aišku, čia buvo net ir biologijos kursas ir visa kita. Pusę dalykų mes mokyklai mokomės. Ypač su naujom programom. Tai dabar kitą enciklopediją aš dabar pradėjau grinai iš naujo skaityti. Nes man, čia nekreipkite dėmesio. Visiškai ką mokaus fizikoje. Čia yra kažkas lengviau, va čia tikrai. Matematika mane bandė užkoduoti manį. Kai pagalvoju, daug knygų mane kodavo realiai smegenis, kas man patinka. Tai čia va visokie, čia gali atsidaryti. Tokį pačiu metu aš skaičiau ir va tokias lengvas knygutės ir va šitas eina savo. Ir šitą knygą aš pamenu gal kokį 3 klasėje gavau. Nes klausė mokytojas, kas ta lygitis. Rašyta lygtis, bet aš sakydavau lygitis, nes nemokėjau kažkaip perskaityti. Šitą knygą, pameluosiu, jei pasakysiu, kad visą perskaičiau. Man gan neįdomu, nes čia fake dalykai yra. Čia ne kaip nikštukai egzistavo, čia visokie gyvūnai, demonai. Mane tikriausiai domino tas, kas tikra ir ne kažkokios pabaisos. Čia aš patriotas šiek tiek apie Lietuvą. Dzūkai. Kas norit pats atskalvoti? Gerai, čia žiauriai boring, iš tikrųjų neprisimenu. Šitą labiau prisimenu apie Lietuvą enciklopediją, nes viršelis geras. Aš įsivaizduoju, gal yra žmonių, kurie tokią knygą turi dabar namie. Parašykit, kiek knygų per šitą video jūs turite. Tai šitą prisimenu, nes va čia apie tos namus visokius trobos, čia žiūrėkit, aukštapelkės, žemėpelkės, čia atrodo tokius dalykus geografijai mokytis turėtų. Čia viena pirmesnių enciklopedijų. Čia jau yra apie tai, kas nėra tikra, bet kas man patiko žiauriai, nes jis turi va šitokius žiauriai fainus akmenukus ir labai įdomi pateikta, nes čia yra graikų mitologija ir čia yra Pandoros skrynia, kurios negalima atidaryti, nes jeigu atidarysit... žinot, kaip sakoma. Tai dėl to man graikų mitologija labai patinka ir aš čia įterpsiu vieną knygą. Mačiau filmus 2 dalis ir tada tiesiog norėjau šitą 3 dalį perskaityti. Tai linkėjimai 16 metėm. O dar prie enciklopedijų piratai yra. Irgi viena tokia lankstinukų knyga. Šitą žiauriai seniai turiu. Dabar ta parduotuvė net nebeegzistuoja, iš kur šitą knygą gauta buvo. Aš man rodos, ten norėjau pianiną gauti. Ir čia to prasme. Visokie yra interactive boardai tais laikais, žinot, kai technologijų nebuvo. Tik aišku, sugebėdavau sulaužyti. Va čia pavyzdžiui šitas tai neveikia. Čia turėtų tipo įstapt kaukolę. Bet čia yra piratų knyga, nori čia apie visus piratus, karočią, visų laikų, čia tik tiek piratų juokauja. Ir tokio žanro tai visi tikrai turėjo turėti vaikystėj. Magnetukai, aišku, visus sukrovęs čia, tvarkingai nuimdavau nuo knygos, niekad šiaip palikdavau. Ir iš enciklopedijų dar tikrai nėra viskas. Bet gal šiek tiek pailsėkim nuo jų, paskaitykim pasakas. Laputė kumutė mums kažką noriu pasakyti. Čia vien apie lapę. O tu juokauji, kaip mane atsibosdavo. Lapės žiūronai. Lapės ir ožio trobelė. Lapė, kur vilkui į uodegą nušaldė eketei. Žinot tą pasaką? Sakė, tai reikia su uodega žvejot. Šitoj pasakų knygoj buvo daug įvairesnių. Čia tokia lietuviška buvo. Va, šitą paveikslą labai gerai prisimenu. Savo skrandžius pakabino, nes tipo, kad nereikėtų valgyti daug maisto. Čia kažkas įdomiau, bet man rodos prisimenu tik pačią pirmą realiai. Čia pasaka, kaip tarp ruonių plėvelės, kodėl ten yra. Jie taip pat turi plėvelės tarp pirštų, tačiau šios nyksta su kiekviena nauja karta. Matot, evoliucija. Rytų
Rytų pasakos. Kaip vaikas būdavau nelabai suprasdavau, kodėl jos visos apie tos vizirius, haparapatanus. Va, čia matot visas Azijos žemėlapis, šito aš nemačiau. Nu, savo aš tų paveikslėlių nemačiau, man mama sekdavo, tai aš net nemačiau. Čia kokie paveiksliai. Kaip vadinas šitas? Karaglyšas. Jeigu žiūrėtumėt Bambukiną ir jums pasakytų Eraicelos. Bet tos pasakos įdomios. Tokios įsivaizduoju su giliom prasmėm ten turėtų būti, kur 1001 naktis. Ne, dabar šitos dvi yra mano klasikos. O čia labai įsiminė, kad Gulliveris yra. Dabar kai pagalvoju, man užtektų tik pasižiūrėti ir aš galėčiau tiek daug pasakų papasakoti žmonėms. Ir čia yra Pelenė, Skiltuvas. Man rodos, man vienintelė pasaka nepatiko iš čia. Šita pasaka yra trauma ir neturėtų būti pasakojama vaikams, kaip ir Biliūno kliudžiau neturėtų būti pasakojama. Čia tiesiog mergaitė buvo su degtukais, jinai norėjo susishildyti ir tada numirė. Kad ir laimingai, bet čia nesąmonė. Tiesiog yra bet gerai, va šita yra klasika. Oi, tu savo, aš užuodžiu tą vaikystę, jūs net neįsivaizduojate. Jūs matote tą šviesą iš vaikystės. Aš pamenu iš vaikystės dienų. Batuotas katinas ir jis buvo toks sigma, berniukas, atrodo, kad tau robuksų duos. Tie paveikslėliai, kokie man čia prisiminimai yra, jūs neįsivaizduojate. Jaurusis ančiukas buvo, man jo gan irgi gaila buvo, bet, nu, vėliau viskas gerai baigės. Tai tas svarbiausia. Nu, dar visai arti pasakų būtų Kulverstukas, man rodos. Paveikslėliai irgi geros kokybės, tai jie ten statė namą, pamenu, vamzdį kažkokį sutvarkė nuo blogų žmonių, kurie teršia. O, milicija. Nu, man rodos, šitą knygą blogai gan eidžina, bet va šita yra knyga, kuri agent turi. Nu, kai sako, 3 kartus per gyvenimą reikia perskaityti. Aš jau 3 kartus perskaičiau iki 18. Vaikystėje perskaičiau, tada paauglystėje, nežinau, kada reikia paauglystėje skaityti. Realiai, kokius 5 kartus reikia paauglystėje skaityti, irgi skirtingai suvokimai. Bet kiekvieną kartą vis mažiau liūdna būna, tiesiog mažiau gaila jo. Taip po gili knyga, tenais metaforos, bet aš per durnas dar, kad suprasčiau, tai gal man reikės dar 10 metų palaukti. Ir aš turiu prancūzišką versiją šitam padovanoju ir aš dar neperskaičiau, nes aš tingiu Duolingo mokytis. Ir nepatikėsi, dar vieną turiu, jinai net iš abiejų pusių yra tokia, kaip beje ir prancūziška. Aš ją radau apleistam name ir aš dabar galvoju, gal man reikia kolekcionuoti Mažųjų princų serijas visokias. Grįžkim prie tų enciklopedijų dabar. Šitą iš viršelio net negaliu pasakyti, kas čia buvo, nes tokia va apie kalnus, aš nežinau, čia realiai geografam, gal norit kažkas pirkti. Šitos viršelį pamenu, bet knygos tai, nu jetų, kiek tų faktų. Aš negaliu, ką man tiek reikėtų knygų. Čia kaip scrollinimas tiesiog buvo, realiai viską pamiršau. Va čia yra wow, nu čia yra jau promotionas toks. Tūkstantmečio vaikai, niekad nebuvau tenais, realiai turėjau nuvaryti kokį kartą, nu blemu. Tai čia jau tokie atrodo biški lietuviški faktai kai kurie. Čia netgi yra žmonės, tiesiog Lastauskas čia ne tas, kur sukūrė tą knygą, kuri man žiauriai nepatiko. Šitą bandžiau prieš kokį pusę metų skaityti iš naujo, bet sustojau. Geriau paimkim kokį įdomesnį. Pavyzdžiui, šitą, ant kurios bandžiau testuoti, ar veikia karšti klijai. Tai tikrai neblogas sprendimas buvo. Kadangi šitos knygos aš neperskaičiau. Kam įdomu, kam reikia domėtis kažkokiu Briuseliu, right? Nu va čia kitas reikalas. Smagus bandymai. Aš kiek turėjau knygų apie bandymus, tikrai ne vieno iš šitų bandymų nesu bandęs. Arba kalbėkime apie 100 būdų, ką veikti. Būdavo visokie bandymai, patiekalų gaminimai, arba žaidimai su draugais, bet aš kaip suprantu, draugų neturėjau, nes skaičiau tiek knygų. Dar kalbant apie bandymus, galėčiau paminėti šitas korteles. Čia yra grinai bandymų kortelės, kurias Maxima darydavo kaip puponautos beveik. Nu ir dabar prieinam prie gan keistos knygos. Nepamesk galvos. Čia yra absoliučiai, čia daug interaktyv dalykų, man keista būdavo rašyti knygą, bet aš kartais rašydavau. Va čia tokie anime veikėjai, pirmas anime interactionas Lietuvoje. Čia, pavyzdžiui, ką daryti, jei užpuolė šuo? Šitas mane realiai vieną kartą yra išgelbėjęs. Aš negaliu patikėti, kad šitą knygą vis dėlto pravertė man. Pamenu čia citatą. Kodėl kartais gera būti medžiu? Reikia tiesiog būti tokiam nuobodžiam kaip medžiu, blogiausia atveju tave apmyš. Ir tada tas šuo pabėgo nuo tavęs, tas mane išgelbėjo, nes mane buvo užsipuolęs toks didžiulis juodas šuo, kodėl man čia kažkas įkando. Tikiuosi ne šuo, gerai. Šitą paveiksliuką su pedofilu irgi prisimenu. Sako, nebendraut su nepažįstamais dėdėm internete, nes tada jie gali tave pagrobti. Nesiųsk savo nuotraukų, rašo. Tai čia tikriausiai kalba apie... Ir paimkim dar vieną puslapį, kur aš buvau labai didelis nerdas. Prisimink atsiskaitomą į darbą, dėl kurio tu buvo baisu ar neramu ir parašyk, kodėl taip jauteis. Nieko, aš dievinu jį. Aš prarasiu smegenų ląsteles. Knyga bandė būti tokia relatable su manim ir tada tiesiog iki testo 12 dienų. Taip, dar buvo šitas storas gabalas, Mažoji Padelčiaus enciklopedija. Per daug puslapių. Dabar prie ko prieisim, kur mano pasirodo obsesija su Minecraft. Ir aišku Redstone'u, nes aš šitos grinai būtent knygos prašiau mamą nupirk man. Nes mane domina tik Redstone'as mechanizmai, nors realiai galėjai visus tutorialus rasti internete. Tai kai kurie tutorialai jau iš viso yra pasenę čia, o kai kurie tiesiog labai blogi buvo. Bet vat šitas, grinai ką tik atsiverčiau random, buvo
tai, kas man padėjo pradėti YouTube'int. Nes jei pasižiūrėtumėte į mano pačią pradžią YouTube'ai, čia buvo tai, ką aš kūriau tada. Tiesiog nuvogiau tutorialą iš šitos knygos. Bet žinot, reikia nuo kažko pradėti. Tada turi šitą. Čia yra žiauriai wholesome, nes brolis padovanojo per kalėdas. Nežinau, ar čia labai daug informacijos. Bet vienas dalykas kietas. Jeigu pastebėtumėte, čia yra grinai skirtingi laukai. Wheatas, tada kitka, tada čia wheatas, tada kitka. Kas antrą eilutę, jeigu augini augalus, tada jie greičiau auga. Bet vis tiek net šitą mechaniką, jeigu yra, niekas to nedaro. Per daug užsiknisimas, lengviau visą fermą pilną padaryti. Paimkim mano programavimo dalykų. Aš perskaičiau šitas knygas, bet taip ir nesimokiau realiai koduoti. Gan prašvaistytas laikas, bet iš šitos knygos slaptasis kodas išmokau Scratch'u naudoti. Negaliu patikėti, dar vieną Scratch'o knygą apie šitą programą ir kalbėjau. Net nežinau, kuri yra naujesnė. Sukūriau vieną žaidimą, kažkur ten, kur krabas šaudo į žuvytę. Tai tipo, aš dabar moku mažiau programavimo negu tada mokėjau. Bet bent išbandžiau šitą dalyką. Čia yra jūros knyga, atrodo labai nuobodi knyga, nes jinai ir yra nuobodi, kurios aš niekada neperskaičiau ir turiu tik tais kaip trofėjus. Mokinausi ir anglų kalbos vaikystėje, kai dar nesimokinau anglų. Ir čia iš tikrųjų buvo mano pirmasis anglų kalbos žodynas. Tai tas tai faktas. Ar daug ką išmokau, nemanau, bet vieną dalyką, kad A yra dalykas, kuris nesiverčia į lietuvių kalbą. Mano atostogų knyga. Bus dienoraštis, į kurį aš nieko nebūsiu įrašęs. O, spėkit, kas buvo teisus. Atostogų. Gal reikia šiais metais bus paskutinis. Čia yra netgi visokie tie pasigamink ten dalykai. Spėkit, ar aš gaminsiu. Čia, ką aš vadinu interactive knygom. Tai yra muziejaus pasaulis, realiai mid, šitie rūmai, šitą labai greitai skaičiau, visai excited buvau. Galvosūkių planeta, mano mėgstamiausias, bet dabar jau atsibodęs, ir Galvosūkių uola, kuris realiai man dabar įdomiausias. Šitas knygos yra tokiu stilium parašytas, atsiverti vieną puslapį ir tau sako, o, žiūrėk, šitam urvėje yra du keliai, ant vieno parašyta mirk, o ant kito gyven. Jeigu nori eiti keliu, kuris vadinas mirk, tada ateik į 56 puslapį, su kokiu ratuko ženklu ir tada skaitai. Tu numeriai, tada grįžti atgal ir tada tu lieki gyvas, tada pasirinkti teisingą kelią. Žodžiu, galų gale kažkaip praeini. Kuo kietas dalykas? Matematika. Dar kart mano gyvenime kodavo. Mano smegenys tiesiog bandė sukišti. Apie šitas knygas daug ko neturiu pasakyti, čia yra tiesiog testų knyga. Apie tai aš sukūriau video, kur aš atlikau testą prieš daug metų ir tada padariau tą patį testą. Su vaikystės savimi kalbėjau realiai per šitas knygas ir dėl to yra cool turėti savo atskiras knygas. Dabar šitas. Ėjom į knygyną ir sako, tai aš tau galiu nupirkti ir šitą knygelę, jeigu nori. Bet tada turėjai mokėti daugiau negu buvo Pegaso čekiai, tai aš nebuvau labai toks greedy, prašiau tik vienos, nes galvojau, ką man reikia, man vienos užteks. Ir šitie eksperimentai, aš jų nedariau, tai sutaupėm eurą, ar dabar kiek čia 30 centų šiais laikais. Pavyzdžiui, vienas dalykas, ką galite išbandyti, užkaist virdulį ir pažiūrėti, ar garai bus. Jo. Mes šitą darėm iš tikrųjų mokyklai, dabar prisimenu. Tiesiog mokytojai užkaitė virdulį ir tada tai padėjo veidrodį ir žiūri, o, vau, čia lašiukai. Dabar šita knyga yra viena iš mano pirmųjų enciklopedijų realiai. Ir jinai turi vieną pagrindinę istoriją. Kad aš vaikystėje persklaidžiau per visas profesijas ir suradau savo gyvenimo karjerą. Ir aš visiems mokyklai sakiau, savo mamai sakiau, mama panikui buvo, kodėl tu tokią profesiją renkies. Aš svajojau tapti atliekų rūšiuotoju. Aš taip sakydavau, noriu būti šiukšlių rūšiuotojas. Aš perskaičiau vieną tiesiog kečią dalyką, kad tam rūšiuotojui ant konvejerio varo daiktai ir jisai ten turi kamštelius atsukti. Atskiria detalės, kurios yra plastikinės, kurios taip. Ir man tas taip patiko, nes tvarka, jas man patinka, ypač dabar. Kad ir kokią aš karjerą pasirinkčiau gyvenime, realiai aš negaliu suklysti. Net jeigu ir tapčiau šiukšlių rūšiuotoju. Net jeigu gatve šluočiau, ne? Na ir prieikim prie šitos enciklopedijos, kurios rašytojų ir labai daug. Ir vienas iš jų yra tas, kur sukūrė tie, kurių bijo, visi bijo tų, kurie nieko nebijo. Ir šitą knygą aš skaičiau ištikimai, nes norėjau būti vyras. O toks. Gerai, kur ten apie ištraukimą? Bet tada aš perskaičiau šitą puslapį, tai aš tikriausiai jos neperskaičiau toliau, negu ėjo tas skyrius. Bet ne dėl to, kad tas skyrius mane traumavo, tiesiog nes po to buvo per nuobodu skaityti. Čia apie visokius pinigų planavimus kalba, čia... Tai aš taip ir neperskaičiau knygos kaip tapti vyru. Aš tik trokštų komentarų. Paimkim šitas dvi mažas knygas, kurias aš skaičiau vaikystėje. Rango, kur susirango animacinį filmuką, aš net negaliu rodyti, čia nėra paveikslėlių. Bet yra vidury knygos random didžiuliai paveikslėliai iš filmo. Tai čia yra tiesiog fanfictionas kažkoks, tikriausiai fake. Čia yra daktaras Dolitlis, kur kalba su gyvūnais, kaip jis tai sugeba daryti. Dar turėjau tokią pačią stiliaus knygą apie Alisą iš Stebuklų šalies ir Veidrodžių karalystės. Šitos abi knygos man buvo hypas didelis, nes aš kai turėjau mažai knygų, kur aš turėjau kelis kartus skaityti, nes tiesiog neturėjau daug ką skaityti. Dėl to šitą žurnalą irgi daug kartų skaičiau. Čia yra tiksliau žurnalų rinkinys, nes Flintas, kaip žinot, yra žurnalas. Bum, aš turiu netgi
3 flintus. Kas čia yra per flintai? Čia yra interviu su Domonautu. Jūs tikriausiai nebeturėsit šito dalyko. Istorijai nematysit. Aš patekau į Flinto žurnalą. Ir taip pat netgi su Flufiku yra. Kaip tai įmanoma? Flufiko net nebėra YouTube. Gustas, supratau. Tai va. Žodžiu, Flintas daro visokius žurnalus. Ir geriausius momentus iš 10-mečio žurnalų nuo tokių laikų. 27. Man vienas metas tada buvo. Apie Bermudų trikampį aš skaičiaus, kiek panikos buvo. Kas čia per vietą magija? Čia iš viso moteris pražudė tą vaiką. Ar ne moteris ragana? Yra Super Zita. Zitulė egzistavo dar prieš tai. Aišku, man labiausiai patiko Čikirikė. Šitas puslapis, į kurį yra įdėtas skirtukas dinozaurų. Kitam puslapį yra Drakonų kova. Mano mylimiausias anime visų laikų, nes vaikystėje žiūrėdavau. Buvo taip keista pamatyti. Tiesiog Drakonų kovos. Top 10 veikėjų yra Sangokas ir Kakarotas. Bet čia tas pats žmogus. Ir man rodos kažkada mokytojai atnešiau vieną puslapį parodyti. Tai yra mokytojas organizmas. Smegenys. Čia mokytoja laiko visas savo žinias ir atmintį apie tavo iškrėstas išdaigas. Tokia maištininkų vaikų knyga, jie tiesiog bando simpinti vaikams. Na ir dar iš vaikystės dienų galėčiau pridėti vieną knygą, bet neatspėsi per amžius kokią. Nuspėk, aš palauksiu. Ne. Naujasis testamentas. Va tokiam raidytėm, va kaip maldaknygėje. Perskaičiau viską apie kaip Jėzų nukryžiavo čia. Knygos koduoja smegenis, tai nežinau, ko mane išmokė krikščionybė. Bet žinau, kad perskaičiau lyg romaną. Ta prasme, tiesiog, va kaip istorija. Tai paėmiau ir dar iš savo vaikystės aš turėčiau paminėti žiauriai daug knygų, kurias perskaičiau. Ir aišku, aš žiauriai daug jų nebeprisimenu. Bet aš įsivaizduoju, kad jas irgi yra užkoduotas mano mintyse. Astridas Lindgren dafiga knygų. Plėšikas Hotzenplotsas, man rodos. Pati pirma realiai tokia kaip knyga. Tai buvo Kalio Blumkvisto detektyvas, kur aš pamenu, tai pradėjau skaityti ir žiūriu, čia už karto veiksmas vyksta. Buvo keista, kad nėra to kartą seniai. Lobių sala, Eliotas ir ištrūkęs demonas, Kartografo kronikos, Rabato malūnas, Tuneliai. Pagal jis visas Hario Poterio serijas esu perskaitęs. Nilzės Timio serijos, Kortagai, Viljamas Ventonas, Žvalgo mokinys. Ir kai kurios knygos yra, aš visiškai neprisimenu. Kai kurios yra, kur nepabaigiau skaityti, nes tiesiog nėra į lietuvių kalbą išverstos. Ir čia mes prieisim prie daug tų knygų, kurias ir skaičiau, va, tokios vaikystėj, bet jos tokios yra stipresnės, jos ilgesnės istorijos. Tai paimkim šitą gabalą. Tai vienos serijos yra Lobių ieškotojai, kurias žiauriai buvo linksma skaityti ir tada tiesiog lietuviškai nebeverčia naujų serijų. Tai čia yra paskutinė dalis, kurią turiu. Jau tokios per daug vaikiškos ir man tiesiog liūdna. Aš net negaliu skaityti, jos lenkiškos. Irgi Duolingo reikia. Šita dalis tikrai viena mėgstamiausių mano yra apie japonų kultūrą. Nu, man aišku patiks. Ten yra dvi šeimos, kurios ieško lobių visokių ir ten archeologai yra. Ir visą laiką yra kažkokie psichopatai, kurie bando jos ten pagrobtos lobius. Tie archeologai ten sugeba valstybėje atiduoti viską. Tomo Sojerio nuotykiai. Va šitą vapšė neprisimenu. Realiai pamenu tik tai, kas ant viršelio, kad dažė tvorą jisai kažkokia. Šitą knygą vieną geresnių. Anksčiau žmonės galvoja, kad pasaulio pabaiga 2012, man rodo. Čia yra apie tai, kad tipo laikas pradėjo suktis atgal 2012. Dėl to Majų kalendorius, nes pagal Majų kalendorių jau turėjo baigtis laikas prieš gerus 20 metų. Tai dabar mes judam atgal. Va čia yra gilu, tiesa. Visuomenė juda atgal. Paimsiu dabar trilogiją. Ir šitas gan jaunas perskaičiau. Pirma dalis tai baisi labai buvo, antra irgi realiai. Eina savo žiūrpai mane. Jeigu skaityčiau dabar, net nebebūtų spėjų tokio efekto. Kai esi vaikas, realiai jeigu nori šiek tiek traumas, čia yra super knygos, kur yra žmonės, kurie gali valdyti kažkokios rūšies gyvūną. Vyksta karas su voru. Pirma dalis, dabar jeigu kalbam prisimenu, buvo kažkokia apie vilkolakius, man rodos, irgi siaubo tokios istorijos. Man dabar flashbackai pareina iš vaikystės, kiek ir daug knygų skaičiau. Šitą man labiausiai iš jų patiko. Antras dalis visą laiką geriausias, ką galite sakyti, Šrekas 2. Ir šita geriausia, nes čia yra musių moteris. Dabar tęskim prie mano ilgiausiai skaitytų serijų Magisteriumas. Čia yra maždaug Haris Poteris iš temų, bet šitą knygą tai 2 kartus minimum perskaičiau, nes vieną kartą skaičiau stovyklai. Neturėjau gyvenimo aš tada, bet tai man reikėjo kažkaip nuo pasaulio atsiriboti. Prasideda taip, kad berniukas, kuris koja sužeista jo ir jisai gauna supergalės, gali susitvarkyti savo koją vos ne, jeigu skraidys. Ir jis gauna šansą į magijos pasaulį, bet jis pirmą nenori į tą magijos pasaulį, jo ten nelabai nori priimti. Jisai tragiškas yra ir jisai pasirodo yra blogietis šito istorijai, bet jis geras. Nu ir čia tiesiog kaip Hario Poterio pasaulis, žinot, jis kovoja su tuo priešu, kuris jis yra pats realiai. Ir tipo 3 dalis išėjo. Nu laukiam dabar 4 dalies, tipo ant tokio cliffhangerio mane paliko. Nesitikėjau to, kad čia perskaičiau. Po kokių 5 metų. 4 dalis realiai tipo jau kaip ir būtų pabaiga, bet aišku dar reikėjo melkautinti šitą serijas ir padaryti tą 5 dalį apie kitą blogietį, kuris ten šiaip lėvas visai buvo, man nepatiko. Na ir dar iš tokio tipo serijų turėčiau pakalbėti
turėčiau pakalbėti apie dvi knygas. Apie šitą. Čia yra apie berniuką, kuris rado knygą ir jis skaito tą knygą ir jis gyvena toj knygoj. Ir šita knyga realiai yra tos knygos įsikūnimas. Tu jauties lyg tu valdytum to pačiu tą knygą. Dabar šitą knygą. Negalėjau skaityti angliškai tada ir dabar turiu trečią dalį. Man dabar reikėtų pirmas dvi perskaityti lietuviškai. Aš nebeprisimenu, tiesiog man žiauriai patiko šitos serijos. Pirma dalis yra Smaragdinis atlasas. Tada yra Ugnies kronika. Ir tada yra šita juodoji sąskaita. Ir nu va, dabar dėl to turiu angliškai ir noriu perskaityti šitą savo vaikystės istoriją ir aš tikiuosi, kad aš nenusivilsiu. Tada skaičiau ir buvo toks didelis hypas. Tai va, bet realiai iš fantastikos tiek pagrindė, čia pagrindas. Dar turiu šitas knygas, jo tamsiosios jėgos. Ir aš bandžiau skaityti. Auksinis kompas. Susirgau ir galvoju, nu einam skaityti šitą knygą, bet ją tau kokia jinai stora, aš pavargau, nenorėjau skaityti. Čia yra maždaug kiek 1000 puslapių. Ir dabar pagrindė liko knygos, kurias aš skaičiau per pastaruosius metus. Čia bus gan daug mokyklinių. Minėjau prieš tai žvalgo mokinį, tai ten labai daug serijų yra. Ir aš vieną dalį skaičiau ir viskas. Aš jaučiu, kaip iš manęs išsunkta skaitimo noras tiesiog nebėra. Tai nuo tos akimirkos, man rodos, aš skaičiau tik programinės knygas. Bet tada atėjo vasara. Ir va čia visai neseniai aš pradėjau skaityti knygas. Va tas, kurios buvo likusios mano lentynose. Ir aš galvoju, nu reikia perskaityti. Tai Tomo vidurnakčio parkas yra. Anksčiau skaičiau šitą, vieną kažką perskaičiau vidury knygos. Tas vidurys knygos taip įsiminė, aš dabar skaičiau ir prisiminiau. Labai keistai atmintis veikia. Labai mažai skaičiau pastaruoju metu. Gal man šiaip dramas smegenyse buvo. Gal mane šiaip jaudino tokios temos, bet aš apsiverkiau per šitą knygą šiek tiek. Taip prijaukino mane šitą istoriją. Aš ją skaičiau kiekvieną dieną po truputį. Norėjau atgauti savo skaitimo norą ir šitas mane realiai atgaivino. Ir tada iš karto grėbiau dar vieną knygą iš savo likusios lentynos. Tai buvo Karas išgelbės mano gyvenimą. Šitą jau galvau, nu čia tai jau bus horrible. Tipo, apie karą kažkokią knygą. Galvau, nemėgstu aš to karo, man padovanojo, kodėl man tokia knyga. Iš tikro buvo gera, nes nebuvo visiškai apie karą. Oi, nusau, čia toks storas tekstas. Pavydžiu aš savo. Man patiko, nes čia nėra apie karą. Iš tikrųjų knyga čia yra apie mergaitę ir berniuką, brolį su sesė, kurie pabėgo nuo abusive mamos ir rado naują gyvenimą. Galėjo iš tikrųjų patirti meilę. Kaip jos žmonės jaukiai priėmė. Jo, šitos dvi knygos atgaivino mano skaitimo norą ir tada aš nusprendžiau, kad vasarą tai reikia suknistai perskaityti Altorių šešėlį. Ir oh my gosh, aš nesigailiu, aš galvau, kad šita knyga bus žiauriai nuobodi apie vargšo lietuvio kažkokį gyvenimą bažnyčioj, zakristijonus. Ir iš dalies taip ta knyga buvo apie tai, bet tokią istoriją papasakojo per 3 dalis, man antra dalis mėgstamiausia beje, aš nežinau, kas yra su antrom dalim. Ir Stripaitis buvo mano mėgstamiausias personažas, jūs nepakeisit mano nuomonę. Kūrėjo, kunigo ir poeto gyvenimas, nu, čia yra verta tų 700 šiam puslapį. Ir tikriausiai čia bus labai biased opinion, nes niekas nepritars man. O berniukų knyga rimtai, šitą turi panašią istoriją apie būk vyras, tik tais, kad šitą knygą tiesiog radau senoj lentynoje ir tada pradėjau skaityti ir gumbeliai, bet galiu šitą nuotrauką parodyti. Artėjom prie gan keistų knygų. Dabar aš skaitau eilėraščius, tiesiog žiauriai daug rašytojų sudėta į vieną knygą. Šitą radau apleistam name. Ir čia yra knyga, kurią perskaičiau, kai neišlaikiau teisių ir tada norėjau išlaikyti teisės ir manifestinau. Ir čia rašė, nu iš antro karto visi išlaiko. Ir tada išlaikiau iš antro karto. Aš girdžiu, kaip mano katinai šokinėja. Nu, šitas knygas aš norėčiau dar pasilikti. Pakalbėkim dar apie istoriją. Kapitono Granto vaikus. Dar viena knyga, kuri buvo mano lentynai. Ir jinai buvo žiauri stora. Ir aišku, aš tai kaip aš įveikiau šitą knygą. Čia kaip Altorių šešėliai realiai. Čia yra 700 puslapių. Nežinau, ar buvo vertas nuotykis. Pavyzdžiui, Altorių šešėlį man priminė vaikystę skaitymą. Visiškai aš turėjau tą hypą. Tipo, nėra toks, kas bus kitam puslapį, kas bus kitam. Bet tas, aš noriu skaityti šitą knygą tiesiog. Okei, visai norėjau, bet mažesnis hypas tikrai. Man patiko tas nuotykis, tiesiog labai daug aprašė. Ta istorija aš galėčiau 5 sakiniais apibūdinti. Kapitonas Grantas dingo ir jo vaikai prašė kito čiuvo, kad rastų kapitoną Grantą. Ir tada jie nukeliauja į Pietų Ameriką, Australiją ir dar bala žino kur po visą pasaulį. Ir man pagrindinis dalykas, kas patiko, tai twistas. Pusės knygos realiai nenuspėjau, o galvau, kad čia visai lengva. Ir beje, aš perskaičiau aplink pasaulį per 80 dienų jo. Tai va tenais irgi geras twistas irgi. Jisai gerus twistus daro, jisai toks Attack on Titan yra. Dar kalbant daugiau apie tas mokyklinės knygas kaip Altorių šešėlį, tai aš turėčiau padaryti honorablę mention. Balta drobulė Antano Škėmos yra tiesiog totalus geriausias dalykas, ką skaičiau. Man žiauriai patiko jo rašymo stilius tiesiog. Metamorfozė apie tarakoną irgi, aišku, vėl linkėjimas 16-metėm. Dievų miškas labai per ilga knyga buvo mokyklinė, bet man patiko irgi ta ironija žiauriai patiko. Orvelo 8-4, tai čia to paties, kuris sukūrė Gyvulių ūkį. Gyvulių ūkis yra gera istorija irgi. Bet kai 8-4 perskaičiau, aš perskaičiau jas per kelias dienas, aš dar sirgau, karočiai išskridęs buvau ir labai
gili knyga ir aš manau, kad 9 procentų šitos neskaitys. Svetimas realiai mano gyvenimą pakeitė, aš tiesiog pradėjau per daug mąstyti apie mirtį. Alchemikas. Fervis davė perskaityti ir aš skaičiau ją Italijoje. Nu, tos knygos veiksmas prasideda Ispanijoje, bet visai vaivas. Alchemikas biški tokia knyga, kur prajudina smegenis ir apie tai, kaip reikia siekti tikslų savo gyvenime. Bet tada aš vis tiek nieko nedarau, aišku. Ir perskaičiau dar vieną škėmos knygą Izaokas. Nežinau, kaip apibūdinti jo rašymo stilių, bet jis realiai paveikė smegenis. Realiai skaičiau apie beprotnamį, bet kažkaip buvo įdomu skaityti. Ir to pačiu šlykštų. Dar perskaičiau jauno žmogaus memuarus, kuriuos man rodos 9 klasėje turėjom skaityti, bet ne visą knygą. Bet aš perskaičiau visą. Negalvojau, kad mane taip užkabins ta istorija. Bet wow, kaip jis ten apie kažkokį kinietį, kuris ten visą mafiją sukūrė. Ir daug minčių gerų tenais yra. Apie šiaip gyvenimą, apie Lietuvą. Mano vardas Marytė. Šiaip įdomų pasaulį padarė. Gal sakyčiau panašaus lygio kaip ir šitą knygą. Plus jos abi apie karą, tai jos gan panašios. Bet ten apie vaikus po karo Vokietijoje gyvenančius. Anksčiau būtų tikrai nepatikus. Bet ten įdomi stilium buvo parašyta, tai viskas gerai. Oi, dar turiu legaliai atspausdintą knygą. Tas keistas nutikimas šuniai naktį apie berniuką, kuris kitaip mąsto. Man rodos, mes gal 9 ar 10 klasėje šitą skaitėm, bet jinai viena tokių įdomesnių knygų iš senesnių. Dar iš senesnių knygų galėčiau paminėti Lygiosios trunka akimirką. Nu šitą tai lieka klasika. Traumos biškė knyga, bet jį žiauriai gerai padaro ir šachmatų visą metaforą. Aš tiesiog net nenoriu kalbėti, vis tiek niekas neskaitys. Aš pakalbėsiu apie tokias knygas, kurios nėra iš mokyklos ir kur aš labai jaučiuosi kaip nerdas. Man padovanojo tokią knygą apie Alfredą Nobelį. Spėkit, dar perskaičiau. Ne. Kiek čia puslapį? 700 bus. O, čia pusė knygos užima šaltinį. 500. Aš pradėjau skaityti apie jo gyvenimo istoriją, bet aš tikrai nepabaigiau ir nežinau, ar kada nors pabaigsiu. Bet gal įdomu sužinoti apie tai, kaip jis premiją įkūrė. Prieš mirtį jis buvo ant tiek turtingas, sako, nu tai davai mano pinigus panaudokim premijai. Dabar prieinu iš viso apie tokias visiškai ne romanus, ne nieką. Lėviausia knyga, bet čia lietuvių autorė apie random psichologijos dalykų. Va čia prasideda visa istorija. Gerai, jas vadina kaip self-help books. Pirma iš tokio žanro knygų aš sakyčiau buvo, kurią perskaičiau. Tiksliau neperskaičiau iki galo. Vėl Fervis man rašė ir sakė, perskaityk Save the Cat, nes ten apie YouTube rašo. Ir aš skaičiau ir tada, nu yra biški apie YouTube, bet man atsibodo biški skaityti. Visas tokio žanro, vat knygas man Fervis parekomendavo. Nes tada jisai man davė 2 knygas apie artist, abi 2 gan greitai praskaičiau, buvo labai įdomu. Šitą jisai atsivežė į stovyklą, kai mes darėm stovyklos vlogą. Skaičiau tai aš, ne jisai tiesiog atsivežė, bet aš perskaičiau. Tai biški prasuko irgi gyvenime protą. Apie tai, kaip reikia mažiau būti šikniu. Pavadinimas sako, neknist proto viens kitam. Tai ta knyga mane labai padarė laimingą, aš pamenu tiesiog, bent keliom akimirkom tai tikrai. Ir aš tiesiog nusprendžiau daugiau pradėti tokių knygų skaityti. Ir va tai tada nueini šitą wormhole. Vilniui pamačiau, man rodos, knyginę. Tiesiog žiūrit, yra knyga, 5 eurai, tu nejuokauk, 8 eurai. Aišku, aš paimsiu antrą dalį ir aš skaičiau ją ir tada nustojau, bet tada pratęsiau ir tada galvoju, this hits. Bet iš tikrųjų pirma dalis vis tiek geresnė, labiau hitino emociškai, bet šita yra gera, tik tais pabaiga labai klėdi kažkokias nesąmonės. Bet kaip sakau, pradėjau tada lysti šitą wormhole ir nustojau skaityti va tas fantastikas tiek daug, bet vis tiek skaitau fantastikas. Tokio va tipo knygų turėčiau paminėti atominius įpročius, kurie man padėjo sukurti įpročius savo gyvenime. Ir tada nustojau daryti tos įpročius, kai nustojau skaityti tą knygą. Aš tiesiog nuostabiai produktyvus žmogus. Kai perskaitai atominius įpročius, atrodo pasikeis tavo gyvenimas, bet net turi keisti tą gyvenimą, kol skaitai tą knygą. Tiesiog reikia neužsiskaityti per daug. Pabaigai aš kažkodėl palikau šitą knygą. Kaip sakau, jeigu viskas yra koduojama gyvenime, tai šita knyga tikriausiai žiauriai užkodavo mano humorą. Nes jis toks visiškai absurdiškas ir aš kai paskaitau, realiai čia yra tokia. Juozas Erlickas, čiuvas yra genijus, aš pamenu, buvau jo stand-up'e, galima tai vadinti stand-up'u, nu žodžiu, buvau jo pasirodyme, aš tiek žvengęs nesu gyvenime, aš toks boomeris biškai gal esu. Tada nusipirkom po to renginio šitą knygą ir aš ją perskaičiau bent porą kartų, aš norėčiau 3 kartą perskaityti, kad prisiminčiau, koks humoras mane formavo tada. Tai va, jeigu kažkas klausė, kodėl aš toks debilas, atsakymas jau čia yra šitoj knygoj. Pogalais man keista, kad aš turiu tokį ilgą video padaryti, kad galėčiau visas knygas pristatyti. Nes pagalvojau, kiek laiko yra tiesiog praleidžiama skaitant. Bet tai realiai reiškia, kad tiek daug žmogų pakeičia tiesiog jo mąstymą. Ir iš knygų, kurias matėt, man rodos daug galima pasakyti apie mane. Aš dabar einu tvarkytis, man reikia visas lentynas persitvarkyti. Kaip man dabar susidėlioti jas?